Sveiki, mylieji. Dabar mes esame Vilkaviškyje, pačiame centre. Štai priekyje autobusų stotis. Štai kultūros centras. Čia yra toksai žiedas. Labai vėsoka. Štai pastatyta iki centras. Čia daug metų buvo kažkoks tai fabrikas siuvimo ar kažkoks didžiulis pastatas. Tai va šaunu, kad sutvarkė šitą aikštę ir pastatė centrą. Dar prasieisim truputį toliau link parko. Čia koks tai yra vaikų jaunimo centras. Gražiai sutvarkyta viskas. Nu kągi, Vilkaviškis taip pat gražiai tvarkosi, kaip ir Marijampolė. Matau daug tiltų. Čia matau sporto įrengimai padaryti, kad pasportuoti. Vilkaviškis kaip sanatorija. Ant upės kranto padaryta štai šitie sporto įrenginiai. Čia tiesiog ne upė, upelis kažkoks tai. Šito tilto nebuvo pėsčiųjų. Kiek atsimenu, čia jau už daug metų nebuvęs Vilkaviškyje. Tai va padarytas koks šaunus tiltas pėstiesiems. Tai gal juo ir pereisim. Upelis jau verkiant reikalauja išvalymo kapitalinio, žėlės apžėlės. Bet viskam reikia lėšų, jų šiuo metu visiems labai sunku, jų trūksta. Bet viskas po truputį ir į priekį. Štai kaip čia tikrai gražiai sutvarkyta šita pakrantė. Čia koksai inkaras padarytas. Čia tiesiog Vilkavišky yra kur pasivaikščioti. O ką čia reiškia? Tai labai originalu, labai gražu. Čia dabar prasieisim šitą pakrantę. Atsiprašau už kosulį. Čia šito tilto labai įdomi konstrukcija visa iš šituo posūkiu. Labai patogu. Štai tokios erdvės pasislėpti nuo lietučio, netgi šviestuvai yra. Labai šaunu.
man paliko slogią nuotaiką turgus. Tas žmogus, tikiuosi, nepadus kažkur į teismą ar kažkur institucijom, kad aš filmavau turgui. Ten pradėjau šūkaliot, kad aš filmuoju, neturiu teisės filmuoti ir panašiai. Štai kaip gražiai tiltas padarytas, papuoštas gėlėm. Štai čia įsikūrė visokios įstaigos. Dabar perėsim į kitą pusę. Štai perėjau į kitą pusę. Čia pasirodo Šeimena, tai vadinasi taip išeina upė. Bet jau čia iš jos nieko nebelikė. Bet labai gražu. Labai yra kur pasivaikščioti. Tikrai kaip sutvarkyta. Iš Vilkaviškio aš to nesitikėjau. Čia iš tą pusę niekad neėjęs, tai va dabar paeisiu ir pasižvalgysiu čia. Štai čia, kaip matote, labai originaliai visokių vaikams žaidimų padaryta. Pabandysim, ką tai reiškia. Skamba vienaip. Štai labai įdomiai sugalvota vaikučiam. Štai va yra biblioteka. Kad pasidėti žmonėm paskaityti. Peržvelgiau knygas. Nieko įdomaus nėra, kad prisėdus paskaityti, kas mane sudomintų. Štai va čia atsisėsti ir skaityti. O štai kas čia dar interaktyvus koksai muzikos instrumentas. Nežinau, kam toksai reikalingas, aišku, brangiai kainuojantis. Vaikučiams tikriausiai įdomu. Dar prasieisiu čia toliau. Visokių tiltelių pridaryta, kad patogiau sutrumpinti atstumą vaikščioti. Čia kokios tai skulptūros. Metalinės, vadinasi, Obuolių giria. Tikrai, kad panašu į Obuolių girią. Dabar praeisim dar toliau. Dar gana ankstyvas rytas. Žmonių mažai. Viena ponia mankštinasi.
Čia įdomu, iki kur tęsiasi šitas parkas. Tai ir praeisim, sužinosim. Tikrai labai šaunu. Labai puiku. Štai žmonės važinėja dviratukais. Tikrai labai įdomu. Štai saulutė jau pasirodė, išlenda iš už debesėlių. O štai va čia seni kokie gluosniai. Bet va tikrai labai džiaugiuosi, kad atvykau čia pasivaikščioti į Vilkaviškį. Tikriausiai ligoninė Vilkaviškio. Čia kaip įdomiai padaryta. Sugalvota. Štai va taip. Virš tų medžių, virš gluosnių. Labai įdomu. Tai tikriausiai čia ir baigsis tas parkas iki ligoninės. Ten dar praeisim tolėliau. Tiesiog žalias miestas Vilkaviškis, labai smagu čia žmonėms gyventi. Tik tai nėra darboviečių įkurtų įmonių. Turėtų būti daugiau kuriama darbo vietų. Labai šaunu, kad padaryti turėklai, nes tai čia yra skardis. Marijampolėje dėja Pašišupio to nėra padaryta. Keliaujant Pašišupio didžiuliai skardžiai, tai labai didelis minusas Marijampolė už tai. Vilkaviškis labiau pasirūpinęs saugumu. Eglaitis dėja nuvytė, gaila, nudžiūvė. Štai žmonės kaip gražiai susitvarkysi savo aplinkas, išsipjaustė. Štai tai tokia pavyzdinė. O skrenda gandras. Šaunu. Tikrai, kad šaunu. Labai džiaugiuosi už Vilkaviškį. Tik
Tai galėtų būti žmonės truputį palankesni filmuotojam mum. Mes norim parodyti, kaip sakyti, mano kanalas orientuotas į žmonės nuskriaustus, kurie negali patys aplankyti tam tikrų vietų, pamatyti. Tai aš visur filmuoju, kokios senos liepos didžiulės. Visur filmuoju, noriu parodyti žmonėms, kurie negali vaikščioti ir patys patirti šitą malonumą. Tai aplinkiniai turėtų nepykti, kad jau papuola į tą kadrą, kas čia tokio. Kad papuola į tą kadrą. Kaip tik aš manau, kad bus įamžytas, kaip sakyti, tam filme. Tai malonu. Visur va nušienauta, visur sutvarkyta, šitokie didžiuliai plotai. Nušienauta, tai labai nemažos investicijos ir labai didelis rūpestis. Žiūrėsiu, galbūt eisiu iki to tilto ir pažiūrėsiu, kas ten. Gal ta ponė nenorės, kad aš ją filmuočiau. Perėsim, štai žiūrėkit, kaip čia gražu. Labai gražu čia pas jūs. Nu, žmonės Vilkavišky tai stebina. Stebina savo nebendravimo. Bet nieko negali sakyti, nepažįsti žmogaus, gal žmogus neprigirdi ir turi kitokių problemų ir jis su tavim nebendrauja. Bet mes per daug jau susikausti esame lietuviai. Štai čia va taip įdomu, du keliai. Atrodo, užteko vieno šito, bet štai va padaryta ir užvažiavimas, ir laipteliai. Labai. Čia matau, koks baikerių klubas. Ten tikriausiai tolyn jau nesitęs parkas. Jau takelių tikriausiai nėra. Štai čia taip gražiai irgi, kai Marijampolėje pasaudyta gėlių. Nu kągi, šitą atkarpą baigiam, mėlyjei, iki